Pokštas ar saldainis? Tikriausiai neretai išgirstate šią frazę, kai jūsų namų duris pasiskambina monstrais apsivilkę vaikai. Vieni žmonės iš anksto pasiruošia saldainių, kiti pasipiktinę neatsidaro duris. Iš tikrųjų, iš spalio 31 dienos į lapkričio 1 dieną Lietuvoje žmonės švenčia neįprastą dieną. Vieni žmonės vadina Visų šventųjų diena, kiti Halloween'o. Vyresnio amžiaus žmonėm tai diena, kai jie nori aplankyti ir uždegti žvakutę mirusiam giminaičiui ant kapo. Jaunesnio amžiaus žmonėm tai diena tampa neįprastos patirties pramogos. Bet ar visi žmonės iš tikrųjų supranta, ką reiškia ši šventė? Dabar aš stoviu Anykščių siaubo parke, kuriame vyksta tiesioginio to žodžio prasme, cituoju, siaubų ir mistika persmelkta migla, kurioje atgyja demonai ištroškę jūsų baimę alsuojančių sielų. Tokie žodžiai skamba kaip pokštas, bet ar iš tikrųjų tai žodžių žaidimas? Taigi pabandome išsiaiškinti viską nuo pradžios. Visų šventųjų diena arba šiuolaikiškai Halloween'as tai pagoniška šventė ir nuo seniausių laikų ji buvo kupina siaubo ir baimės. Kadangi buvo tikima, kad būtent tą naktį tarp mirusių ir gyvų pasaulio šydas pasidaro labai plonas ir mirusieji gali apsilankyti gyvų pasaulyje, o iš tikrųjų tai buvo niekas kitas, o demonai. Pagal žmonių supratimą, mirusio žmogaus siela galėjo ateiti pas gyvąjį ir atkeršyti už viską, ką jis padarė ir nepadarė. Todėl žmogus papjaudavo bulių ir jo kaulus sudegindavo ant didelio laužo, taip jie ruošdavo mėgstamiausius patiekalus mirusiems. Visą tai jie darydavo norėdami įtikti mirusiems. Šiais laikais žmonės uždega žvakutę ant kapų, padeda maistą, gėrimus. Realiai nieks nepasikeitė. Toks elgesys vadinamas nekromantija. Tai bendravimas su mirusiais. Nors ir daugelis net nesuvokia šio ritualo rimties ir esmės, tai darydami jie pasirašo bendravimą su demonais. Svarbi šios šventės atributika yra kostiumai. Žmonės slėpdavo savo veidus ir kūnus po baisiais kostiumais, tam, kad numirėlių užsimaskavęs demonas neatpažintų gyvo žmogaus ir negalėtų jų nuskriausti. Visa tai gryno vandens apgaulė. Jėzus sakė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys, jeigu tad šėtonas išvarinėtų šėtoną irgi būtų savyje suskaldęs. Tai reiškia, kad neįmanoma apsisaugoti nuo demonų jų pačių akivaizdu. Ką jau šnekėti apie Džeko žibintą, amuletus, burtavimus, siaubo filmų žiūrėjimus ir kitus okultinius dalykus. Dievo žodis perspėja ir draudžia užsiminėti bet kokią okultinę praktiką. Nebus tarp jūsų tokių, kurie savo sūnų ar dukterį leistų per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei mirusių dvasių išaukėjų, nei žinių, nei raganų. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas viešpačiui ir už tokias bjaurystės jis išnaikins tas tautas. Reikia suprasti, kad dvasinis pasaulis yra toks pat realus kaip ir mūsų fizinis. Dalyvaujant tokioje šventėje, mes įleidžiame tamsiausias jėgas į mūsų gyvenimus. Neretai po tokių švenčių žmonės pradeda sapnuoti numirėlius, jos pradeda kamuoti nemiga, košmarai, atsiranda fobijos ar girdimi balsai, prasideda juoda juosta gyvenime. O ką sakyti apie vaikus? Vaikai dar imlesni, jų psichika gali daug stipriau pasižeisti. Net jei jūsų akims atrodo viskas nekaltai, reikia suprasti, kad po šio slepiasi šėtono darbai, kuris atėjo vogti, žudyti ir naikinti. O Jėzus atėjo duoti gyvenimą su kaupu. Kągi reikia daryti? Apaštalas Paulius rašo Jėzaus Kristaus žmonėms, kurie gyvena okultiniam pasaulyje. Jo žodžiai šiais laikais skambėtų taip. Mano vaikai,
nedelsiant įsakau jums laikytis atstumo nuo Helovyno šventės ir jos tabų, nes tai, ką jie perduoda, beprotiškai pykta, o jūs turite apsaugoti save. Paverskime šią šventę šlovinimo dieną. Pripildykime savo ir savo dvasias jo jėga. Atverkime savo širdis jo palaiminimui. Dievas paliko didžiausias pažadus. Jūs esate iš Dievo vaikeliai ir nugalėjote jos, nes tasai, kuris jumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Skubėkime atiduoti jam garbę ir pasiimti jo pažadėtas dovanas.